Nuo šiol televizijos žaidimo Auksinis protas studiją galite perkelti tiesiai į namus. Didysis stalo žaidimas tiks ne tik tiems, kurie svajoja išmėginti žinias televizijos studijoje, bet ir azartiškam vakarui su šeima ar draugais. Žaidimas gali būti žaidžiamas nuo 2 iki 6 žaidėjų. Pasiruošimas žaidimui. Padėkite žaidimo lentą stalo viduryje. Išmaišykite ir sudėliokite krūvelėmis 1, 2, 3 ir finalinio turo korteles šalia žaidimo lentos visiems pasiekiamoje vietoje. Išsirinkite žaidėjų figūrėles ir jas padėkite šalia žaidimo lentos. Padėkite laikroduką visiems pasiekiamoje vietoje. Išsirinkite žaidimo vedėją. Pasiskirstykite visi išskyrus vedėją į 2 komandas – auksinio ir protuolio. Pasiruoškite lapelių ir rašiklių. Žaidimo eiga. Žaidimą pradeda 6 žaidėjai pasiskirstę į 2 komandas. Kiekviena komanda pasirinkta figūrėlę pastato ant žaidimo lentos 1 turo auksinėje zonoje. Pirmas turas. Šiame etape naudojamos 1 turo kortelės. Pirmasis kortelės klausimas žymimas raidė A ir yra skirtas auksinio komandai. Antrasis žymimas raidė P protuolio komandai. Dėmesio, jei žaidžia lyginis skaičius žaidėjų be vedėjo, klausimus vieną kitai užduoda priešininkų komandos traukdamos naujas korteles. Žaidimo vedėjas perskaito pirmąjį klausimą su atsakymo variantais auksinio komandai. Kai žaidėjai nežiūrėdami į komandos draugų atsakymus, ant lapelio užrašo pasirinktą variantą, pasakomas kortelėje pažymėtas teisingas atsakymas ir pildoma taškų žymėjimo lentelė. Visiems atsakius teisingai, komanda perkelia savo figūrėlę per vieną aukso luitą. Kiekvienas žaidėjas savo taškų žymi individualiai. Tada vedėjas perskaito klausimą iš tos pačios kortelės protuolio komandai. Žaidimo scenarijus kartojasi. Iš viso šiame ture traukiamos 4 kortelės. Laimi komanda surinkusi daugiau taškų arba įgijusi tokį pranašumą, kurio varžovai nepanaikintų teisingai atsakė į likusius klausimus. Iš pralaimėjusios komandos į kitą etapą patenka žaidėjas pateikęs daugiausiai teisingų atsakymų. Jeigu 2 ar daugiau žaidėjų surinko tiek pat taškų, žaidžiamas pratęsimas. Burtų būdu nustatoma, į kokį klausimą auksinio ar protuolio reikės atsakyti. Traukiama kortelė ir užduodamas klausimas. Kortelės traukiamos tol, kol nuskamba teisingas atsakymas. Antras turas. 4 žaidėjai pasirenka po žaidimo figūrėlę ir pastato ją ant žaidimo lentos auksinėje zonoje. Iškritę žaidėjai tampa sirgaliais arba vedėjais, jei žaidimą pradėjote be jo. Vedėjas ima kortelę nuo antro turo kortelių krūvelės viršaus. Skaitoma po vieną užuominą. Pirmas atsako žaidėjas, kuris greičiausiai pakėlė ranką. Jeigu atsako teisingai, gauna 1 tašką. Jei neatsako, kiti žaidėjai gali pasirinkti arba atsakyti į klausimą, arba palaukti kitos užuominos. Žaidėjas į vieną klausimą gali bandyti atsakyti tik 1 kartą. Į 3 turą patenka 3 žaidėjai, pirmi surinkę po 2 taškus. Kiti aukso luitų aukštai skirti kitiems žaidimo variantams. Todėl šiame žaidime juos ignoruokite. 3 turas. 3 žaidėjai pasirenka po žaidimo figūrėlę ir pastato ją ant žaidimo lentos auksinėje zonoje. Žaidėjų lyškumas nustatomas pagal asmeninę 1 turo taškų įskaitą. Surinkęs daugiausiai taškų, 1 ir taip toliau. Jei 2 ar daugiau žaidėjų rezultatai vienodi, pirmasis nustatomas burtų būdu. 3 ture naudojamos kortelės su 20 teiginių. Vedėjas paima kortelę nuo krūvelės viršaus, perskaito klausimą ir apverčia smėlio laikrodį. Per 1 minutę žaidėjas turi pateikti kuo daugiau teisingų atsakymų į klausimą. Pasibaigus laikui, suskaičiuojami teisingi atsakymai ir figūrėlė žaidimo lentoje perkeliama per tiek aukso luitų į priekį, kiek buvo teisingų atsakymų. Tas pats scenarijus kartojamas su 2 ir 3 žaidėjų. 2 daugiausia taškų surinkę žaidėjai patenka į finalą, 3 tampa finalo vedėju. Jei 2 ar 3 žaidėjai šiame etape surinka po lygiai taškų, laimi tas, kuris atsakinėjo pirmesnis. Finalas. 2 žaidėjai pasirenka po žaidimo figūrėlę ir pastato ją ant žaidimo lentos auksinėje zonoje. Vedėjas iš finalinio turo kortelių ištraukia 1 su 9 klausimais. Skaitoma po 1 klausimą. Pirmas atsako žaidėjas, greičiausiai pakėlęs ranką. Jei atsako teisingai, gauna 1 tašką. Jei neatsako, pateikti atsakymą į tą patį klausimą turi teisę kitas finalininkas. Finalą laimi dalyvis, pirmas surinkęs 5 taškus arba įgijęs pranašumą, kurio varžovas negalėtų panaikinti teisingai atsakęs į likusius klausimus. Jei po 9 klausimų rezultatas lygus, skiriama užduotis sudaryti žodžių grandinėlę. Užduotis rasite taisyklių knygelėje. Žaidėjas pirmasis teisingai sudarė žodžių grandinėlę tampa nugalėtoju. Džokerio kortelės. Šios kortelės naudojamos 1 ir 2 žaidimo ture. Jei ištraukiama džokerio kortelė, komandos meta burtus, pavyzdžiui monetą. Komanda laimėjusi burtus renkasi ar vykdys džokerio užduotį, ar ją perleis varžovams. Apsispręsti reikia prieš nuskaitant QR kodą ir sužinant užduotį. Džokerio užduotį atlieka vienas paskirtas žaidėjas, arba visa komanda, jei to prašo džokeris. Jei užduotis atliekama tinkamai, pelnomas 1 taškas savo komandai. Alternatyvūs žaidimo variantai. Be pagrindinio žaidimo rasite dar 4 žaidimo variantus pritaikytus 3 bei 4 žaidėjams.
o 2 komandų versija leidžia formuoti didelės komandas ir žaisti be žaidėjų iškritimo. Taip pat yra ir atskira asmeninio žaidimo versija, kurioje žaidžiama komandomis, bet taškai skaičiuojami individualiai. Didįjį stalo žaidimą Auksinis protas galima papildyti kortelėmis iš žaidimų Auksinis protas startas ir Auksinis protas užuominos. Nepraleiskite progos atsakyti į geriausius 10-mečio klausimus.